Vieną dieną atsikėlęs pagalvojau, kad savo gyvenime turiu per mažai iššūkių. Taigi nuo šiandien, kiekvieną mėnesį, aš pradėsiu su vis naujų iššūkių. Įdomu, kaip man seksis toliau ir kokie tie iššūkiai bus. Žiūrėk. Kadangi tai yra pirmasis iššūkių video, norėčiau truputėlį papasakoti, kodėl ėmiausi šių iššūkių, kuo jais siekiu ir ko iš jų tikiuosi. Nesu labai jau sportininkas, prisiversti nueiti į salę yra pakankamai sudėtinga, reikia duoti savo motyvacijos. Nusprendžiau kiekvieną mėnesį pradėti su naujų iššūkių. Išsikėliau savo tikslą kiekvieną mėnesį pasirinkti kažkokią sporto rūšį, sporto šaką arba šiaip galbūt pratimą ir jį daryti visą mėnesį. Žinau, kad vieno pratimo darimas neatstos laiko sporto salėj, tačiau tai leis išsiugdyti rutiną, kuri labai tikiuosi, kad ateityje peraugs į didesnį norėjimą eiti į sporto salę. Tikiu, kad tokių žmonių kaip aš yra ne vienas. Vis norisi pradėti nuo pirmadienio, nuo kito mėnesio pirmos dienos, nuo naujų metų. Bandysiu įpūsti šiek tiek motyvacijos ir jums. Nežinau, ar pavyks, bet labai to tikiuosi. Iššūkiai bus tikrai nesudėtingi. Tai realiai yra tie pratimai, tie dalykai, kuriuos galima padaryti turint paprasčiausius įrankius ir priedus namuose. O kalbant apie šio mėnesio iššūkį, tai jis bus atsilenkimų iššūkis. Kadangi ir pačiam tikrai labai įdomu, kaip man seksis, nes pirmas mėnesis, aš įsivaizduoju, gali būti sudėtingas. Aš labai tikiuosi, kad seksis gerai, tad kaip sakoma, mažiau kalbų ir nieko nelaukus, kimbam į darbus. Penktąją iššūkio dieną 4 kartus atsispaudimus padaręs, šiandien darysiu 5. kartą. Pastebėjimai galbūt būtų tokie, kad skauda pilvo raumenis, bet tas yra matyt gerai. Padaryti atsilenkimų per vieną kartą vis dar negaliu ir netapo padaryti juos lengviau. Tai padarau per 2 užėjimus, darau 2 po 50. Noro taip pat daryti iššūkį nepraradau, tęsiu, darau ir tikrai padarysiu. Tai kol kas tiek, važiuojam toliau. Esu netoli Lazdijų, atvykom į šventę, į labai gražias vestuves, labai graži vieta. 10. iššūkio diena, atsilenkimai jau padaryti, nelabai kas keičiasi per to, kad raumenys gal jau baigia priprasti ir nebe taip jaučiasi. Iššūkio diena, pusiaukelė ir tą progą nusprendžiau padaryti atsilenkimus ne namuose, kur visada darau, bet lauke. Turiu kilimėlį,
geras oras, ieškomės vietos ir važiuojam. Tęsiam iššūkį, 20 diena, atsilenkimai jau padaryti, pastebėjimas tik vienas. Niekaip neprisiruošiu padaryti atsilenkimų kuo anksčiau. Visada suplanuoju padaryti ryte, bet nutempiu iki pietų, tada iki vakaro ir galiausiai turiu vos neeinant miegoti juos daryti. Nežinau, ar pavyks man tą rutiną išsiugdyti per likusias dienas, bet kol kas jos neturiu. Atrodo trunki vos 5 minučių, bet atras laiko yra žiauriai sudėtinga. Dvidešimt 25 iššūkio diena, įžengiu į paskutinę savaitę, praktiškai visi atsilenkimai jau padaryti. Tikrai pasidarė žymiai lengviau padaryti atsilenkimus, padarau kartais netgi ir per vieną kartą. Jeigu ne per vieną kartą, tai tada tikrai per pusantro karto. Kažkokių labai pokyčių savy nerandu. Ta atsiradusi rutina, kad ir tų 5 minučių kartais išmuša iš dienos darbų, ypatingai kai tai yra galbūt savaitgalis, tada turi tiesiog arba grįžęs labai vėlai daryti, arba labai anksti prieš išvažiuojant daryti. Esu ką tik pabaigęs savo pirmąjį iššūkį 100 atsilenkimų kiekvieną dieną visą mėnesį. Labai daug minčių su jumis dalinausi pačioje eigoje. Pradžia buvo tikrai labai sunki. Ir sunki buvo dėl 2 dalykų. Tai pirmiausia, ne tik, kad turėjau įstatyti save į rutiną ir kasdieną padaryti atsilenkimų, ko šiaip dažniausiai nedarau. Turėjau pirmom dienom prisiversti juos padaryti. Negana to, kad atsilenkimų buvo tikrai nemažai. Tai padarius juos pirmas dienas, jaučiau didelį pilvo raumenų skausmą. Bet vieną dalyką, kurį nutilėjau ir pasilikau pabaigai, kas buvo po pirmų dienų atsilenkimų darimo. Kentėjo nugaros apatinė dalis. Kiek pavyko rasti, tai vadinama stuburgaliu. Be galo skaudėjo tą vietą. Ir ne tik kad skaudėjo, bet ir netgi prisitryniau ją iki žaizdų. Iš dalies pats esu kaltas, nes tikrai ne vieną kartą esu pamiršęs kilimėlį pasities. Tai rekomenduoju, jeigu kažkas kartosit ir darysit tiek daug atsilenkimų, tikrai nepamirškit kažką pasitiesti. Prieš patį iššūkį buvau nusprendęs
kiekvieną dieną atsilenkimus padaryti dienos pradžioj. Bet eigoje pradėjau šituo klausimu čytinti ir vis nukelinėdavau atsilenkimų padarimus. Tai gaudavosi galiausiai taip, kad juos turėdavau pasidaryti vakare. Ir tikrai buvo ne viena diena, kai padarydavau atsilenkimus vėlai vakare, kai jau žinau, kad diena baigėsi ir aš privalau juos padaryti. Atsakymas tikrai būtų taip. Pats pratimas, atsilenkimai, yra labai naudingas pratimas pilvo preso raumenims. Tik tai viena pastaba dėl pačio pratimo. Jeigu kartočiau, rinkčiausi daryti ne pilnus atsilenkimus, kaip kad dariau aš, bet pusinius. Nedidelių pokyčių tikrai nepastebiu, numanau, dėl ko taip ir yra. Visiškai neskyriau dėmesio maistui, jo derinimui ir tinkamai mitybai. Aš manau, šitas dalykas yra netgi gal dar svarbesnis už patį pratimą. Taigi ačiū visiems, kas stebėjo mano 100 atsilenkimų kiekvieną dieną visą mėnesį iššūkį. Rytoj pradėsiu daryti naują. Koks jis bus, sužinosit jau kitą mėnesį. Prenumeruokit, spauskit patinka ir dalinkitės. Iki kito karto.